Svirka, nors sakyk. Kimba nerealiai, nežinom kur dėti žuvį. Čia iš vienos eketės, ne? Iš vienos eketės. O ten Darius su... Ten Darius iš visos proto išėjo, blėt. Darius sako, nahui, dar reikia, blėt. Nori čia, blėt, parvaryti, nahui, dar, blėt, kombainą. O ten Valerijus irgi su tokiu pat, blėt. Jo Valerijų nematyt, nahui, tiek iš visos. Tai čia iš čia parodyk savo vėgelės. Čia visos, eik tu nahui. Kaip iš šitų, eik tu, da. Čia vien tokia muitinės, sakysiu, čia trofėjas. Iškapša, blėt. Nu jo. Ir taip toliau. Gerai, einam toliau, pasdavim komentarai. Kaip saka, ne visos tokios žvybos geros būna. Dariau, kaip jums taip, kaip jums, šiaip, kur jūs dėsit tą žuvį, Dariau? Matai, kelis ešeriukus pagavau, tai rasi kur dėti. Jo, keli ešeriukai. Iš vienos kelės. Iš vienos kelės. Eina nachai, ne. Šiaip Darius nėra toks jau mažas pagal išmaras, galiu pasakyti, bet ešerių čia bet kokiems 5 dariams uždengti, užkasti, bet kad nematytų. Ką? Nu. Nu. Konkretus. Pas mane vienas gal toksai, vat, iš didesnių, žinai, palyginti. Tokie jo. Konkrečiai, va, prieš Darių galima pakelti. Dar nesustingęs. Dar nesustingęs. Normaliai, ešerys. Čia mano pirštas, jeigu ką. Gerai, einam pas Valerijų. Valerijų, расскажи, какая жизнь тяжелая? Iš vienos eketės? O didelių yra? Aišku, viską Darius ištraukė, ne? Poniau, understand. Oi, vargas. Tai dar nenori važiuoti namo, ne? Bliu, jo arklį širdį reikia turėti tokį kliuvą. Supratau. Ten va mano. Kol matosi ir gauna. Nu, aš kol pareisim, o ten jau pas va kolegas irgi nelabai telpa. Oi, vargas su jumis. Nu ką, pizdu. Igoriu, ant antros kojos darysi? O jūs išgerkit, pasivaikščiokit. Nu gerai, jau nusibodo gaudyti, jeigu ką. Nu ir ten mano dar biškė. Ten kaimynai irgi pagavo vėgelę. Kur mano 4 vėgelės, kur mano 4 vėgelės. Geriausiai žvejyba su 4 vėgelėm. Ну что, это мое богатство. Kažkur tai per 1,5 valandos. Одна подружка, вторая подружка, третья подружка. Tarp ešerių mes čia pasivaikščiosim. Ir 4 подружка. Štai, nuo 1,5 iki 2 kilų vėgelės. Nu ką, dar galbūt žvėjosim, bet einam dabar po 50 padarysim.